Nu, aš taigi turiu rodyti mokiniams savo pavyzdį. Kažkaip aš juos turiu užkurti. O tai kai aš dalyvauju ten, jūs irgi siekit kažko. Nes sportas tai yra, tai ne vien tik tais, kad mokykloje, ne vien tik, kad būrelį atlankiau iki 18 metų ir viskas. Sportuoti reikia visą gyvenimą, tai yra gyvenimo būdas. Tai yra sveikata, tai yra judėjimo džiaugsmas, nes per sportą, per aktyvų gyvenimą, taigi pajunti visą malonumą. Esi sveikas, darbingas, energingas, gali daug ką pasiekti. Apie sporto teikiamą naudą prirašyta ir prikalbėta išties daug. Užuot kalbėjus dar daugiau, verta patiems pabandyti, o pabandžius šiuo sveiko gyvenimo būdo virusu užkrėsti ir kitus. Ta jau 14 metų sėkmingai daro Aušra Gardžiulienė, mokytoja, padėjusi atrasti fizinio aktyvumo ir sporto pergalių skonį gausybei klausos negalią turinčių Klaipėdos apskrities moksleivių. Aš esu įpratusi, jeigu jau sportuoji, tai turi turėti tikslą. Ir vaikams sakydavau, vaikai, sportuokim, siekim kažko tai, išmokim, darykim. Ir jeigu jų nemotyvuoja, jie nenori šito daryti, jie nenori sportuoti, jie nesupranta, kodėl reikia eiti mankštą daryti. Na gerai, vieną kartą paaiškinai, kad tai sveika. Na bet jie to nesuvaikė sveika. Nu, mes sveiki, sako, mes esam sveiki, kodėl mums čia reikia tą daryti, kodėl taip reikia daryti. Na ir sakau, vaikai, tai sudalyvausime varžybose, laimėsite, susitiksite su savo bendramžiais, pabendrausite, jie taip iš karto, žinoma. Ir suprant, kaip yra, kurtiesiems yra labai svarbu bendravimas. Jiems yra, mokykla mūsų yra maža, jie vieni kitus pažįsta, jiems gal nebelabai įdomu yra, su girdinčiais jie mažai bendrauja. Na, o nuvykstant į kitas varžybas, susitinka su kitais kurčiaisiais iš kitų miestų, tai jiems valio, jiems kaip patinka. Čia jiems yra pagrindas, jie gali galbūt tose varžybose ne kaip gerai sudalyvauti, bet svarbiausia jiems nuvažiuoti, susitikti, gyvai pabendrauti. Šitas toks stimulas pas juos yra ir aš išnaudojau tą tokį dalyką, jos skatindama dalyvauti visur. Ir lengvos atletikos čempionatuose, ir stalo teniso, ir šaškių šachmatų varžybose. Šiais metais pabandėm sudalyvauti net ir plaukimo varžybose. Buvau keletą kartų jiems organizavusi į baseiną treniruotės, pamokiau technikos ir viena mergaitė sėkmingai šiais metais net 2 vietą Lietuvos Respublikoje užėmė. Aušra yra ypatinga tuo, kad jinai moka parodyti kaip kūno kultūros pamoką, kaip patrauklį. Aš atsimenu vieną kartą, sako, žinai, nežinau, einu ar į aerobikos kursus, kad panelėm parodyti, ar kažką, sako, kiek galim lakstyti, dar kažką. Kažkas turi būti įdomaus. Mes kartu su Aušra jogą lankėm, jinai labai daug ką perdavė vaikams kūno kultūros pamokose ir paskui parėjo ir buvo toks momentas, kai paauglės mergaitės, jos simuliuoja, jos nenori sportuoti. O Aušra grįžo tada iš vienų kursų ir sako, einam, sako, aš parodysiu tokių pratimų, sako, va tau nuo tos vietos nukris svoris, tau nuo tos nukris. Žinokit, pamokos buvo tokios ir, kaip pasakyti, žiūriu, panelės tik tai aprangas perkasi, mankštą tik tai daro, bet tai vedlys visada yra mokytojas. Iki tol plaukimo trenerė dirbusi Aušra pripažįsta, kad mokyti kurčiuosius bei neprigirdinčiuosius kūno kultūros ėmėsi visai atsitiktinai ir jai pačiai netikėtai. Mano anyta sužinojo, kad atsidaro tokia kurčiųjų mokykla ir reikia jiems kūno kultūros mokytojas. Na ir man pasiūlė. Žinoma, buvo labai tokia reakcija, tokia kaip tik kurčiųjų mokykloje, aš nemoku gestų, kaip aš su jais kalbėsiu, kaip susikalbėsiu. O be to aš mokytojo kūno kultūros, sakau, aš tik tais plaukimo trenerė galiu dirbti, man patinka šitas darbas. Aš neįsivaizduoju savęs kūno kultūros mokytojo. Na, bet ką darysi, sakau, paskiau galvojom, vis tiek reikia kažkur įsidarbinti. Nors laikinai galvoju, įsidarbinsiu, pažiūrėsiu, gal patiks, o gal ten visai gerai. Tai va, taip 18 metų jau ir dirbu laikinai kūno kultūros mokytoja kurčiųjų mokykloje. Jau daugiau nei 18 metų Klaipėdos Litorinos mokykloje dirbanti ir tuo labai besidžiaugianti Aušra prisimena, kad pirmieji mokytojavimo metai buvo nemenkas iššūkis. Gestų kalbos nemokėjusiai mokytojai teko nemažai paplušėti, kad išmoktų perteikti visas turimas žinias savo mokiniams. Iš tikrųjų, reikia juos
jos įsijausti, jos gerbti, suprasti jos. Reikia tiesiog pabūti jų kailyje. Įsivaizduokit, jūs negirdit ir aš kažką jums sakau ir jie nesupranta. Tai pirmas mano toksai dalykas, galvoju, dabar aš turėsiu viską jiems rodyti, tik tais reikia išsireikalauti, kad jie kartotų. Taip mes su jais pradėjom pažinti ir aš rodau, jie kartoja. Aišku, norėčiau aš jiems ir daugiau pasakyti, norėjau tada papasakoti, kaip yra svarbu, kad tą pratimą daryti taisyklingai, kad taip reikia, kad tai yra labai ypatingai svarbus, bet negalėdavau to paaiškinti. Po truputėlį mokinomės mes gestų mokykloje, buvo atvykę iš Vilniaus gestų mokytojai. O paskiau buvo studijos nemokamos, buvo paskelbtas skelbimas, kad surdopedagogai kviečiami mokyti šios specialybės. Ir mes 5 mokytojus iš mokyklos išvykome mokytis į Šiaulius, neakivaizdžiai mokėmės gal 2 metus, pabaigėm surdopedagogikos studijas. Dar daugiau įsigilinau į kurčiųjų psichologiją, supratau, kaip reikia jos mokyti, kaip reikia su jais kalbėti ir man tai pavyko. Dabar liktai sėkmingai su jais dirbu. Pati pirmoji sąlyga, čia dirbantis mokytojas turi mokėti girdėti širdimi. Nes kodėl vaikai rodo rankomis arba kodėl apsikabina rankomis? Dėl to, kad rankos išaugusios iš širdies. Ir bet kokie mokslai, kurie reikalingi visiems kitiems, tik ne mūsų vaikam, jų neužtenka. Ir jeigu neturi čia, tai kas yra duota to gerumo, to mokėjimo suprasti, girdėti, tu čia šitoje vietoje būsi prastas mokytojas. Kūno kultūros pamokomis mokytoja Aušra neapsiriboja. Autoritetingai pedagogijai pavyko įskiepyti savo mokiniams norą dalyvauti varžybose, kovoti dėl pergalių sporte. Šiam tikslui mokytoja negaili net savo savaitgalių. Nes iš tikrųjų šiaip varžybas organizuoja šeštadieniais, nes nėra kaip kitaip organizuoti. O jeigu aš į varžybą šeštadienį nevažiuosiu, vaikai mano kurtieji mokiniai nevažiuos ir jokių pasiekimų nebus. Taip kad tenka atsisakyti to šeštadienio. Gerai, kad aš turiu vyrą, kuris yra irgi sportininkas, jis žino, kad varžybos yra labai svarbu, kad tai yra vis dėlto rezultato siekiant rezultato, tai yra labai svarbu, nes jeigu nenuvyksi varžybas, nesudalyvausi, tu nežinosi, ką tu pasiekiai. O be to aš vaikus laiką skatinu, kad reikia už mokyklą dalyvauti, čia garsinti mūsų mokyklą, tai yra labai svarbu, sakau, mūsų mokykla yra maža, jūs, sakau, visi norit, kad mūsų mokykloje kuo daugiau mokinių, reikia parodyti, kad mūsų mokykla sugeba. Žinoma, labai smagu yra, kai Vilniuje, Kaune esančios mokyklos, ten kur po 200 mokinių ir mes juos aplenkiam ir mūsų daug mokinių aplenkia, ypatingai mūsų vaikai yra stiprus stalo teniso varžybose, tai ir Vilnius, ir Kaunas, ir Panevėžys, ir Šiauliai visi žino, kad jau čia Klaipėda atvyksta, kad čia jau jų bus taurė. Visą laiką tos pergalės tokias, kai nugali tos didesnius miestus, labai ir vaikams yra gerai ir toks pasitempimas, mes čia galime, čia jų daug mokinių, jiems yra iš ko rinktis, o mes čia kiek turiu, kiek yra mokinių, kurie gali dalyvauti kūno kultūros veikloje, tiek visi ir dalyvauja varžybose. Visi. Pati mokytoja sporto naudą ir malonumus atrado dar ankstyvoje vaikystėje. Pirmiausia, tai kai buvau dar visai maža, buvau labai ligota. Sirgau įvairiausiam ligom, dažnai būdavo ligoniniai ir gydytojai rekomendavo grūdinti organizmą, užsiimti kokią nors sporto šaką, bet kadangi dar buvau maža, tai sulaukiu 6 metų, kai sesuo pradėjo lankyti plaukimo baseiną, mane tėvai nusivedė ir kai aš pamačiau vandenį ir tikriausiai tada gimė toksai noras išmokti plaukti, šokti iš balkono į tą plaukimo takelį, pasinerti ir niekada neišlysti iš jo. Paskiau mirė mano tėtis, reikėjo padėti namuose, mama dirbo 3 darbuose, teko vakarais eiti ir laiptinės pavalyti, ir pašluoti, nebuvo kada sportuoti, nebuvo tokių minčių, gabumų buvo daug ir kūno kultūros mokytojas pastebėjo, kad labai esu talentinga, ne vien tik plaukimui, bet ir bėgdavau labai greitai ir mesdavau toli kamoliuką. Žodžiu,
Paskiau buvo 18 metų, nutariau jau studijuoti į Kūno kultūros institute. Dabar vadinasi jau Kūno kultūros sporto universitetas. Išbandžiusi gausybę sporto šakų, Aušra galiausiai pasirinko tai, nuo ko ir pradėjo savo pažintį su sportu – plaukimą. Įgijusi plaukimo trenerės specialybę, kartu su sportininku vyru išvyko gyventi ir dirbti Mažeikiuose. Po 4 metų vyrui gavus darbą Klaipėdoje, ji paliko pamėgtas trenerės pareigas Mažeikių baseine ir išsikėlė į Uostamiestį. Būtent tuo metu Anytos pastebėtas skelbimas ir pastumėjo Aušrą imtis darbo su klausos negalią turinčiais vaikais. Turint klausos negalią yra sutrikę ne vien tik tais klausa, ir atmintis yra sutrikusi, ir sunkiau įsiminti žodžius yra, ir sakinius, ir jiems ta lietuvių kalba, nes visas mokymas vyksta lietuvių kalbos pagrindu. Ir biologijos, ir chemijos, ir kiti dalykai vis tiek vyksta lietuvių kalba, o jiems yra gimtoji kalba, gestų kalba. Tai visų pirma, jiems reikia išmokti gerai iš lietuvių kalbą, kad jie galėtų gerai įsisavinti kitus dalykus. Taip, kad jų mokymas yra labai sunkus, specifinis ir nors į 1 klasę vaikas ateina, jis dar nežino nei gestų, nei lietuvių kalbos. Įsivaizduokit, žinoma, čia priklauso dar kokioje šeimoje tas vaikas augo. Ar girdinčiųjų šeimoje, ar kurčiųjų šeimoje, nes jeigu kurčiųjų šeimoje, tai kurčias vaikas, jo intelektas yra jau kitoks, jisai nuo vaikystės bendrauja gestų kalba, jis turi kitokį supratimą, o vaikas, kuris gimsta girdinčiųjų šeimose, tėvai jie nežino, kaip su to vaiku bendrauti, jis kalba sakytinę kalbą, susikuria savo gestus paprastus, nepasako, tiesiog įvairiausių sąvokų nemoka išaiškinti. Ir toksai tas jų bendravimas ir vystymasis vaiko nuo gimimo yra toks sulėtėjęs. Ir į 1 klasę toksai vaikas atėjęs, jis nežino nei taisyklingai gestų, nemoka lietuvių kalbos, ogi programa tai yra lygiai tokia pat, kaip ir mūsų girdintiems vaikams. Aušros ir jos kolegių dėka Klaipėdos Litorinos mokykloje mokiniai ne tik įgyja bazinės bendrojo lavinimo žinias, bet ir išmoksta įvairių buityje praverčiančių įgūdžių. Dalyvauja įvairiuose renginiuose, skautų vasaros stovyklose. Dažnai tėvai pyksta, kad mes jų neišauklėjom, ne? Iš tikrųjų, auklėjimas turi vykti tik šeimoje. Čia yra tikra nesąmonė, kad mokykla turi išauklėti vaiką. Mes ir taip labai daug išmokiname. Šitie vaikai, ne visi vaikai, bet iš rajono vaikai, kurie čia atvyksta mokytis, nes mūsų mokykla yra tokia apskrities mokykla. Ir klaipėdiečių yra pusė mokinių ir pusė iš Klaipėdos apskrities. Iš Šilutės, Šilalės, Palangos, Plungės, žodžiu, iš apskrities atvyksta. Ir jie miega čia iki penktadienio, penktadienį vyksta namo, pirmadienį vėl atvyksta. Tai per tą savaitę jie, žinoma, mokinasi tvarkos, mokinasi rūbelius tvarkingai pasidėti ir iš karto matosi, kaip namuose tvarkomasi, taip ir bendrabutį tvarkomasi. Spragos yra, mokina auklėtojas, išmoksta tie vaikai. Kiti tėvai labai džiaugiasi, atsimenu, 12 klasiai, 10 klasiai, kai buvo paskutinis skambutis. Ir susėdom su tėvais, kalbėjomės ir tėvai labai pasidžiaugė, sako, mūsų vaikas tapo savarankiškesnis, tikrai labai gerai mokykloje išmoko, jisai tvarkos, net ir namuose reikalauja tos tvarkos. Žodžiu, yra tokių dalykų, kad vaikas čia išmoks ir pamokina dar tėvelius. Jinai yra viena iš pirmųjų mokytojų, su kuria aš susipažinau atėjus čia dirbti prieš 10 metų. Ir mes labai susibendravom, nes į daug ką mūsų požiūris yra toks, sakyčiau, į daug ką žiūrim viena kryptimi, ar ne? Ir kai ką sprendžiam ir kodėl mes abidvi važiuojam kartu su vaikais kiekvieną vasarą į stovyklą, net nekyla klausimų, kodėl. Dėl to, kad jinai yra taip pat vienas tas žmogus, kuris girdi juos. Direktorės, aišku, čia iniciatyvą sugalvojo, mane pakvietė sudalyvauti skautų stovykloje. Pirmiausia, jinai pakvietė kurčiuosius, bet reikia kurčiųjų kurtiesiems vaikams vertėjo, vadovo, kuris galėtų kuriems padėti, orientuotis toj skautų stovykloje. Ir direktorė mane pakvietė, nes jinai pati skautų stovykloje turi kitas pareigas, dažniausiai užima virėjo pareigas, o mane jau kaip paskyrė vadovė. Ir mes jau gal 4 stovykla šią vasarą buvo.
Taip va, stengiamės dalyvauti, nepraleisti. Vienam mūsų kurčiam jau užrišom skautų kaklaraštį už nuopelnus. Man taip pat užrišo kaklaraštį. Aš irgi esu jau tikra skautė. Žinoma, aš to nesiekiau, aš negalvojau, bet kai pabuvau su vaikais stovyklai skautų, kai su jais susidraugavau, tai labai svarbu yra su jais pabūti, pabendrauti kitoje aplinkoje, pamokyti jos įvairiausių gyvenimo tokių paprastų dalykų, kad ir palapinę pastatyti, ir miegoti toj palapinį, ir nebijoti griaustinio, ir lietaus, ir ryte sriubos iš tos arbatos išsivirti. Na ir žygiuoti mokiau, ir šaudyti. Žodžiu, be galo ten įvairiausių dalykų jie išmoksta. Būna pavasarį projektinės savaitės. Kiekvieno mokytojo planuojasi, ką veikti tokio įdomesnio, negu kad tai būtų pamoka, klasiai ir popierinis variantas. Ir Aušra buvo sugalvojusi projektą, kad reikia išmokyti vaikus plaukti. Tai važiavo ir klasių vadovės, kur padėdavo, aišku, ir persirengimo kambariuose, ir laiko atžvilgių. Aušra, jinai baseine ir vaikam labai patiko. Labai. Mūsų net vienas dabar Faustas lanko plaukimo treniruotės. Tai aš manau, jau vieną turim perspektyvų plaukiką. Pradėjusi savo mokinius mokyti plaukimo, Aušra nejučia prisiminė kadaise ją pačią lydėjusį sportinio azarto ir pergalių skonį. Netrukus ėmė pati intensyviai treniruotis, dalyvauti varžybose, čempionatuose. Galvoju, vis tiek man patinka tas plaukimas. Jeigu jau negaliu aš savo kurčiųjų išmokyti plaukti, galvoju, nors pati palankysiu tą baseiną, nors pasitreniruosiu. O taip ir pradėjau. Sutikau ten tokių bendražygių, bendraminčių, kuriems patinka plaukti iš vaikystės buvusių draugų. Na ir jie prikalbino mane, kad aš dalyvaučiau varžybose. Galvoju, kaip aš čia dalyvausiu, aš jau čia 100 metų, jau man buvo tada 30 metų, atsimenu. Negalvoju, aš, nuvažiuok, pabandyk, o gal patiks. Nuvažiavau, laimėjau, pamačiau, kad aš dar galiu kažką tai. Ir taip ir toliau treniruojas ir dalyvauju įvairiuose varžybose. Pastebėjau, kad dalyvaujant varžybose kažkaip taip pasikrauni kažkokios energijos, kažkokio tai stimulo. Kad tikrai grįžęs iš varžybų smegenys tiesiog visos pailsi. Grįžti, aišku, fiziškai pavargęs, bet protiškai labai pailsėjęs. Bet jeigu, kaip minėjau, yra šeimoje 2 mokytojai, tai patikėkit, iš tikrųjų nelengva. Mokytojas negali daug ko sau leisti, negali galbūt kelionių kažkokių, tai negali galbūt į koncertą nueiti dažniau. Ar negali kokią knygą nusipirkti brangesnę, kuri kainuoja tikrai ne 10 litų. Riboja mokytojas tokie dalykai. Mokytojas taigi vis tiek turi ir lavintis, ir žiūrėti, ir kitus pamokyti, ir išvykos, pavyzdžiui, kad ir aš vykstu visokias varžybas, ne? Taigi aš vyksiu savo lėšomis. Jeigu aš to negalėčiau, jeigu mano šeima neparemtų manęs, jeigu aš niekur aš neišvykčiau, sėdėčiau savo, ir jokių rekordų nebūtų, ir jokių pasaulio čempionatų nebūtų. Na ir negalėčiau papasakoti mokiniams, kaip tai vyksta tos varžybos. Nes ne visi tikrai, patikėkit, kurtieji išvyks į pasaulio čempionatą kokį nors arba Europos čempionatą. Vis tiek grįžti, papasakoji, parodai, nuotraukas. Medalius parvežė ar ten kokius diplomus. Apie šalį papasakoja daugiau. Mokytojavimo džiaugsmą netikėtai atradusi Aušra šiandien jau ne tik moksleivių mylima pedagogė, bet ir Lietuvos plaukimo veteranų rekordininkė. Savo amžiaus grupėje Aušra yra nepralenkiama 100 ir 200 metrų plaukimo krūtine rungtyse. Jai taip pat priklauso ir moterų estafečių 4 po 50 metrų laisvu bei kombinuotu stiliumi šalies rekordai.